Pabaigos laikai. Pasilik ir išklausyk, kai visa tai nutiks, kad suprastum, jog tai buvo pranašauta Biblijoje ir kad žinotum, kas tavęs laukia. Pabaigos laikai prasidės, kai pasaulyje staiga dings milijonai žmonių. Visi įtikėję priėmė Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją, visi šie žmonės bus paimti ir patraukti į žemės. Ir kaip tai turėtų atrodyti. Nes pats viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia. Paskui mes gyvieji išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti, debesį susitikti su viešpačiu ore, taip visuomet būsime su viešpačiu. Visi paimtieji gaus naujus pašlovintus amžinus kūnus. Aš jums atskleidžiu paslaptį, ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti. Staiga vieną akimirką skambant paskutiniam trimitui, trimitas nuskambės ir mirusieji bus prikelti negendantis, o mes būsime pakeisti. Tuomet dingus milijonams žmonių pasaulyje įsivyraus chaosas. Tiek vairuojantis mašiną žmonės dings. Dingus traukinių mašinistams traukiniai nebesustos. Taip pat ir daugeliu pilotų dingus dangaus skris lėktuvai ir bus totali sumaištis pasaulyje. Tuomet mes paimtieji turėsime teismą. Tai yra tikinčiųjų teismas, kuriame būsime apdovanoti už savo gerus darbus, kuriuos atlikome būdami čia, tarnavome Dievui ir darėme darbus Dievo vardu. Tuomet visi mes paimtieji stovėsime prieš avinėlį Jėzų Kristų ir jo sostą. Būdami ten matysime, kaip Dievas atvers antspaudus, kurie yra negandų pradžia, paskutinis Dievo šauksmas ir bandymas atkreipti dėmesį į save visų žmonių, kurie buvo palikti, nes nepriėmė Jėzaus Kristaus kaip savo gelbėtojo ir jie toliau gyvena savo nuodėmėse. Tai paskutinė galimybė priimti Jėzų kaip savo gelbėtoją. Ir aš mačiau, kaip avinėlis atplėšė pirmąjį iš antspaudų. Šioje vietoje prasidėjo paskutiniai laikai, tai yra 7 suspaudimo metai prieš Jėzui Kristui sugrįžtant. 4 apokalipsės raiteliai tai yra tik negandų pradžia. Baltasis raitelis yra pasaulio užkariautojas, tai yra antikristas, kuris apsimetęs kaip pasaulio gelbėtojas, apgaus daugelį ir nuves į pasmerkimą. Raudonas raitelis tai karas, juodasis raitelis tai badas ir išblyškęs tai maras ir mirtis. Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus. Siaučiant karui, badui, marui ir kitoms negandoms į pasaulį ateis žmogus, antikristas. Žmonės priims kaip pasaulio gelbėtoją, jis sudarys taikos sutartį su Izraelio ir kitomis šalimis, sustabdytų karą. Šis žmogus atneš žmonijai sprendimus ir technologijas, kurie žmonės priims kaip išsigelbėjimą po visų karų, išsekimo, bado ir kitų negandų. Šis žmogus išvaduos pasaulį nuo korupcijos, melų, nuo visos sistemos, kurioje žmonija gyveno daugybę metų, nuo religijų ir pasaulinio elito, kuris valdo šį pasaulį. Jam buvo suteikta valdžia visoms gentims, kalboms ir tautoms. Ir jį garbins visi tie žemės gyventojai, kurių vardai neįrašyti gyvenimo knygoje. Šis žmogus yra apgavikas ir netikras mesijas, kurį daugelis pasaulio žmonių nuseks ir priims kaip savo gelbėtoją. Tai yra paskutinis šėtono pasispardymas prieš grįžtant Jėzui Kristui. Per pirmosius 3,5 metų antikristas įgaus pasaulinę valdžią ir kontrolę. Sugriuvus senai sistemai, kai pinigai nuvertės, kai žmonės bus nualinti karo, bado, žmonės priims bet ką ir čia antikristas atneš naują sistemą, kuri bus visuotinė skaitmenizacija, tai yra skaitmeniniai pinigai, skaitmeninė tapatybė, visas jūsų gyvenimas bus perkeltas į skaitmeninę sistemą, kurią jūs kartą įėję nebegalėsite išeiti. Norėdamas pastumėti žmonės į šią sistemą, šėtonas pasiūlys žmonėms tai, apie ką žmonės svajojo jau senai. Tokius dalykus kaip pajamų mokesčių nutraukimus. Trumpas paskelbė, kad netolimoje ateityje bus panaikintas pajamų mokestis. Šėtonas atneš technologijas, kurių pasaulis dar nėra regėjęs ir galimai medicina bus visiems prieinama. Elono Musko robotai žmonija atliks nemokamas operacijas. Robotams perėmus visą pasaulio industriją ir užėmus žmonių darbus, jie pasiūlys žmonėms universalias pajamas, kurios bus tiesiog žmonėms išmokamos šiaip sau, tam, kad jie pragyventų. Žinoma, žmonės priims šią sistemą, kasgi nenorėtų nedirbti ir gauti pinigus, bet net nesuprasdami, kad jie įkliūna į dar didesnius spąstus. Priėmę šią sistemą žmonės patenka į skaitmeninį kalėjimą, kuriame jie yra visiškai priklausomi nuo vyriausybės. Žmonėms priėmus šią sistemą antikristas įgaus visišką pasaulio kontrolę. Ir praėjus 3,5 metų jis verčia mažus ir didelius turtuolius ir vargšus, laisvuosius ir vergus pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, kad ne vienas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo ar žvėries vardo ar jo vardo skaičiaus. Kas neturės ženklo ant savo dešinės rankos ar ant kaktos, tas negalės nei pirkti, nei parduoti. Kas yra žvėries ženklas mes nežinome, bet tai susijęs su technologija ir skaitmeniniais pinigais, nes be to ženklo žmogus negalės nei pirkti, nei parduoti. Šiuo metu Švedija pirmauja šią technologiją ir tūkstančių žmonių yra implantuojamas mikročipas į jų rankas, kuris pakeičia jų tapatybės korteles, kreditinės korteles, pinigines ir raktus. Pasaulio ekonomikos forumas teigia, kad ši technologija turi būti implantuota žmonėms po odą, kad jie galėtų dalyvauti visuomenėje. Tokie gyvenimo aspektai kaip pirkti maistą ar vandenį.
Tai nebėra konspiracijų teorija, bet tai yra Biblijos pranašysčių išsipildymas. Jei prisimenate, tai buvo ne tik ženklas ant dešinės rankos, bet taip pat ir ant kaktos. Elonas Muskas ir daro savo technologijų pagalba, implantuoja žmonėms neurolinko čipus, kurių pagalba neįgalūs žmonės, tokie, kurie nevaldo dalį savo kūno, negali šnekėti ar nemato, jie šios technologijos pagalba galės ir praregėti, ir pradėti kalbėti dirbtiniu balsu, ar pradėti valdyti kitas savo kūno vietas, kurių anksčiau negalėjo valdyti. Nes atsiras netikrų kristų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, kad suklaidintų jei įmanoma net išrinktuosius. Tai yra tie stebuklai, kuriuos šėtonas duos žmonijai technologijų formų. Ar jums atrodo, kad Elonas siekia gero žmonijai, vilkėdamas tokius apsiaustus, su ožkos Bafometo galva, apverstais kryžiais? Jis tarnauja šėtonui, simbolizuodamas Bafometo galvą. Taip pat pats Teslos logotipas simbolizuoja tą pačią Bafometo galvą. Net ir Elono sukurtas dirbtinis intelektas, Grokas, kuriame gali pasirinkti savo kompanioną, ar tai moterį, ar tai vyrą. Ir vienas iš naujų kompanionų yra tai, kas yra pavaizduota iš naujo serialo Liuciferis. Kas nežino, Liuciferis yra sukilęs angelas, tai tas pats šėtonas, kuris buvo išmestas iš dangaus. Kaip tu iškritai iš dangaus, Liuciferi, ryto aušros sūnau? Kaip tu kritai žemėn, kuris buvai pamynęs tautas? Ir kas priims šias technologijas į ranką arba į kaktą pasirašo savo pragaro nuosprendį? Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą bei priima ženklą ant savo kaktos ar rankos, tas gers Dievo įniršio vyno, įpilto ir net miešto jo rūstybės taurėje, bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų ir avinėlio akivaizdoje. Pat ir per šiuos 7 suspaudimo metus bus ir kitų negandų, tokie kaip žemės drebėjimai, ugnikalniai, audros ir uraganai. Taip pat sudegs trečdalis pasaulio medžių ir visa žolė. Padaugybė žmonių, kurie keikia Dievo vardą, sudegs nuo kaitrios saulės. Trečdalis jūrų pavirs krauju, išdžius Eufrato upė, kuri jau dabar yra beveik išdžiūvus. Taip pat nukris deganti žvaigždė, kuri užnuodys vandenį ir daugelį pražudys. Trečdalis saulės, trečdalis mėnulio, bei trečdalis žvaigždžių užtems ir dienos nebebus šviesios. Taip pat Antikristas įgavęs visą pasaulio valdžią, įpusėjus 3,5 metų nutrauks taikos sutartį su Izraeliu, norės juos sunaikinti. Ir kai pamatysite Jeruzalę apsuptą kariuomenių, tada žinokite, kad jos suniokojimas arti, kitaip vadinamas Armagedono mūšis, kuriame daugybė šalių atsisuks prieš Izraelio tautą ir norės ją sunaikinti. Šėtonas nekenčia Izraelio tautos, nes iš jos atėjo Mesijas, pasaulio gelbėtojas Jėzus Kristus. 7 metų suspaudimo pabaigoje, kai kariuomenės bus apsupusios Jeruzalę, čia įsiterps pats Jėzus Kristus, sugrįždamas ir apsaugodamas savo šventąją žemę Jeruzalę. Taip pat po tų suspaudimo dienų saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris iš dangaus ir dangaus jėgos bus sudrebintos. Tada danguje pasirodys žmogaus sūnaus ženklas ir visos žemės giminės raudos ir pamatys žmogaus sūnų ateinantį dangaus debesyse su galybė ir didžia šlove. Visi, kurie buvome paimti, suspaudimo pabaigoje grįšime kartu su Jėzumi Kristumi. Čia Jėzus Kristus sunaikins kariuomenės, kurios sekė Antikristą ir norėjo sunaikinti Jeruzalę. Sugrįžęs įkurs savo sostą Jeruzalėje ir valdys 1000 metų žemėje. Pasibaigus 1000 metų bus paskutinysis teismas, kuriame bus teisiami žmonės, kurie atmetė Jėzų Kristų, kurie jo nepriėmė kaip savo gelbėtoją. Jie bus teisiami pagal savo darbus ir jie bus pasiųsti atlikti savo bausmes į ugnies ežerą. Taip pat pati mirtis ir pragaras bus įmesti į ugnies ežerą, nes mirties daugiau nebebus, pragaro taip pat nebereikės, nes nuodėmės daugiau nebebus. Visi nuteistieji, pati mirtis, taip pat pragaras keliauja į ugnies ežerą. Dievas sunaikins šį pasaulį, kuriame dabar gyvename, ir sukurs jį naujai. Rojus nebebus ten, rojus bus žemėje. Rojus yra ten, kur Dievas yra, o Dievas gyvens kartu su mumis ir mes gyvensime kartu su juo. Čia prasidės amžinybė. Nebebus mirties, nebebus skausmo, nebebus sielvarto ir nuodėmės. Kai dings milijonai žmonių, žinoma, jie turės kažką pasakyti visuomeniai, kažkaip pridengti ir paslėpti šį įvykį ir nuslėpti Dievo egzistenciją. Todėl Trumpas šiuo metu atskleidinėja failus apie neatpažįstamus objektus, neaiškias gyvybės formas ir apie ateivius. Visą tai galite patys pasidomėti, net baltieji rūmai apie tai kalba. Apie ateivius ir jų egzistenciją. Pats Trumpas savo platformoje buvo paskelbęs šią nuotrauką, kurią vėliau ištrynė. Tai yra tam, kad programuoti žmonės, jog ateiviai yra. Ir kai vyks šis žmonių dingimas, žinoma, jie turės kažkaip tai pridengti. Ir vienintelis logiškas paaiškinimas žmonijai tai yra ateiviai. Žmonija buvo programuojama jau mažiausiai 50 metų apie ateivių egzistenciją. Ir istorijas per filmus, muzikiniais klipais ir kitais instrumentais. Šėtonas tai šio pasaulio valdovas, jam priklauso šio pasaulio turtai. Tiek Hollywoodas, tiek sportas, didžioji scena, didžiosios kompanijos, technologijos, komunikacijos kanalai, tinklai, mainstream media, internetinės platformos ir kiti komunikacijų ryšiai. Jis yra melų tėvas ir jis yra labai gudrus. Jis žino, kaip manipuliuoti žmonėmis ir kaip juos apgauti. Todėl visa, ką rodo per medijos kanalus, yra rodoma su tikslu jūs manipuliuoti, skaldyti ir valdyti. Visos politikos ir politinės partijos yra tik iliuzija. Nėra dviejų pusių, nėra vienos pusės ir opozicijos. Opozicija yra tik tai iliuzija. Iš tikrųjų šėtonui priklauso tiek viena pusė, tiek kita pusė. Jis valdo jas abi. Taip sudarydamas žmonėms iliuziją, kad atsvertų gėrį ir blogį. Nes jeigu nebūtų pasipriešinimų, žmonija jau seniai būtų sukilę. Bet kai šėtonas pateikia opozicinę pusę, žmonės būna susiskaldę. Jie nesukyla, nes šėtonas duoda žmonėms vis naujus ir naujus veikėjus. Jeigu pastebėjote, politikai labai dažnai keičiasi. Jie keičiasi tam, kad žmonės nesukiltų. Ateina vienas, atlieka savo darbą ir mato blogus jo sprendimus. Žmonės pradeda jo nekęsti ir tada šis politikas dingsta ir ateina vėl naujas, kuris toliau tęsia tą patį darbą.
Taip žmonės yra kvailinami ir žmonės renkasi pusės, net nesuprasdami, kad tos abi pusės jas abi valdo šėtonas. Tai yra viena ranka, kuri už uždarų durų valdo abi pusės. Tas pats ir su skirtingų šalių politika. Tiek Amerikos politika, tiek Rusijos, tiek Ukrainos, tiek Kinijos ir visos kitos politikos yra taip pat valdomos vienos rankos, tai yra šėtono. Juk mes grumėmės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis šio pasaulio tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje. Žmonės kovoja vienas su kitu, net nenutokdami apie tikrąjį priešą. Kitas žmogus tai nėra mūsų priešas. Mūsų tikrasis priešas yra dvasinis, tai yra šėtonas ir kiti sukilę angelai, kurie manipuliuoja mumis ir šiuo pasauliu. Viskas, kas vyks po žmonių dingimo per šiuos 7 suspaudimo metus, visa tai bus šėtono melas ir bandymas atitraukti jūs nuo Dievo ir Dievo egzistencijos. Tai yra jūsų paskutinis šansas atkreipti dėmesį į Dievą, priimti Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją. Kol šie įvykiai dar neįvyko, jūs vis dar turite laiko viso to išvengti, visų šių negandų, priimdami Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją. Kaip tai padaryti? Tiesiog suprasti savo kaltumą prieš Dievą, atmesti visus savo darbus, visas pastangas, nes negalime užsitarnauti Dievo malonės. Gerų darbų darimas, vaikščiojimas į bažnyčią, meldimasis, statymo laikymasis, vandens krikštas nepaverčia mūsų teisėjais ir tai negali užtarnauti mums išgelbėjimo. Tai yra Dievo dovana, dėl kurios dirbti nereikia, tai reikia pasitikėti, kad Kristus atpirko visas tavo nuodėmes, buvo palaidotas ir prisikėlė 3 dieną. Kai tu pasikliovei Kristaus auka kaip vieninteliu dalyku, dėl kurio bus išteisintas, pačią akimirką tu tapai Dievo vaiku, tu buvai pripildytas šventąja dvasia ir esi pilnai išteisintas. Taip pat būsi paimtas su visais dingusiais žmonėmis ir išvengsi visų pasaulio negandų.